Pon hebrytė, atei toks vienas moments, biškėlį iš nemaloniausių, kad reikia šiek tiek perdaryti planą. Ir tas planą perdarims ir kad esmė, kad aš dings kokiem minimum 2 mėnesiam. Po to aišku grįžu, bet esmė kokia, reikia labai daug man pasiruošti. Labai reikia pasiruošti, susiplanuoti, susidėlioti popierius, dokumentacijas, skaičiauti, mąstyti, pasidaryti, kaip sakyt, katalogą darbelių, kas bus. Ir iš tikrųjų, kodėl aš dingstu, tai vat, būtent dėl planavimo, dėl, kaip čia pasakyti, nes aš neapspėju, o kaip suprantat, esu šiuo metu Švedijoje. Ir kuo aš iš tikrųjų dirbu? Darbaunus, tiesiog darbaunus. Renku kapitalą savo planams. Ir, kaip aš sakau, tai plana man gyvenime ir vis laik svarbus. Ir aš bet ko padarysiu, kada nors pasiekti. Tai dabar vienas iš tų momentų, kaip aš dingsiu. Ir kaip sugrįšiu, kaip aš sakau, bus bomba. Bus bomba. Ne vieną dieną šalia nesiimu laisvos. Ir tiesiog varau kaip tik išein. Ir galiu pasakyti teik, kaip grįžu, statysim daug renovuosim, daug remontausim. Ir pastatus, ir mašinas, ir dar visokius kitokius reikalus. Kaip žinot, ir nams, prie namą reikia pastatyti vien pastatą. Dar kol kas neatskleisiu, paliksiu jau kaip grįžu. Tada ir dar keli garažą mieste. Anus reikia atrenovuoti, kaip sakyti atrenovuoti. Padaryti fasadą, susitvarkyti stogą, išardyti vidų, įrengti naują, kad aš ant galėčiau paleisti nuomą. Tai čia ir vienas iš tokių svarbesnių dalykų. O po to bus pašalinė darbelė visokiai. Dar keli pastatą vienu ar kitur nepasavis. Tai matysim, šiaip labai daug susideda dokumentacijais, daug visokių reikalų. Ir taip gaunas, kad aš tiesiog fiziškai negaliu spėti pafilmuoti kažko. Ir jo labiau darbautis, pafilmuoti ir dar vienu metu kontroliuoti, kuo aš darysiu, kaip grįžu. Tik tai galiu pasakyti, dabar čia Švedijoje renku kapitalą, grįžu numiai, bus man, kaip sakyti, kapitalas paruoštas ir nebus jokių stabdžių, varysim į priekį, kaip sakant, tolki tak. Teik žinių. Šią dieną oras gražus, darbaunus man sekas puikia, su darbelės tikrai nesiskundu, teik gyvenims, teik darbelė patogus, kaip sakyt, ne sunkiai, ne kažkokiai ten, ne prievartas, ne da kažko. Tai ir labai geras žinias, o po truputėlį judėsim į priekį. Ir čia greičiausiai ir vienas iš tų vidosių, kur aš pats ateitį galimą atsisuksiu ir pažiūrėsiu į save iš šoną prieš kažkiek laiką. Man pavyko, ne? Bet kaip vis laikėlį, savo pasižadu, jums ne, kad aš padarysiu, bet kokią kainą. Ir tiek žinių. Tai norėjau toks trumps pakalbėjams, trumps pasakėms, kas vykst, kodėl aš dingsiu. Tai čia ir, kaip sakyt, pranešims jums visiems, kas mane sekat, nes mūsų iš tikrųjų labai daugėja žmonių per visus portalus, per tų patį Instagramą, per TikToką, per YouTube'ą.
Ir šią per aplinkų turėjom jau kažkas, man žiniom, jau net virš, man atrodo, 10 000 auditorijai. Tai vat. Biškėlį sunkia tą apsakyti, bet turi dingti. Turi dingti dėl svarbesnių dalykų. O kaip grįžu, tai pasistengsim pajudėti. Padarysim dalykėlių, kur ilgą laiką planauju ir tikiuosi, kad viskas bus puikiai, viskas pavyks. Nes, kaip sakyt, kas yra fiziškai padaroma, tas yra 100% įmanoma. Psichologiškai aš darbų neturiu, su man galva viskas į gerą. Tad iki žinių. Taip, kad chebra nenuliuskėt, viskas bus gera. Aš grįšiu ir padarysim kontenteliaus. Tvarkinga, ramia, po biškėlį įsivažiausim. Ir teik žinių. Tavot. Nenoriu jūs palikti apsakyti abejingų, noriu pranešti, kas vyksta, kodėl vyksta ir kokia situacija. Tavot. Man situacija ir tokia. Ir tikiuosi, kad jums viskas bus gera, išlauksit iki to momento, kad aš grįšiu. Tai dėkoju jums, kad mane palaikot. Dėkoju, kad netgi kai kurie žmonės rašot man privačią ir tiek Lietuvo, tiek Švedijo, Danijoje ir daug kur kitos šalyse. Turiu jau pastebėjau sekėjų, jeigu tam tus pačius Mažeikius, jeigu kas žino, tas iš Mažeikio, tai praeidams kartą susitinku savo sekėjus, savo, kaip sakyt, numylėtini žmonės ir nei mane atpažįsti, pasisveikin, tai dėkoju jums. Dėkoju jums, grįšiu neužilgai, kaip sakau, minimum porą mėnesėlių. Ir teik labų žinių. Tavot. Dėkoju jums, kad palaikot. Tikiuosi, kad palaikysit, nedingsit. Kaip sakyt, vidosiks šits bus paskutinis. Ir tada daug toliau atsiras vėl. Tavot. Galit nemesti laiką. Man užteks, kad peržiūrėjot ton vidosiką, ton žinėlę. Ir dėkoju jums iš viso širdies. O aš varau mąstyti, planauti ir susimatysim kitą kartą.